Gerai, surinkau kompiuterį. Pasijungiam. Gerai, vėl šiek tiek palauksim. 4 amperai su trupučiu. Darau prielaidą, kad ir baterija krauna. 5 amperai. Sveiki, čia dėdės ūsais. Šiandien turim gigabaitą. Ir jis įdomus ne tik dėl to, kad retas pas mus kompiuteris. Pagal aprašymą žmogus jį nusipirko eBay'uje neveikiantį ir atsiuntė mums remontui. Jau vien tas dalykas, kad eBay'ui pirktas neveikiantis daug vilčių neteikia, bet įdomu būtų pasižiūrėti. Ir tik paėmęs plokštę, jau matau dalykų. Krovimo lizdas, lituotas, nelabai tvarkingai. Čia tiesiog didelis lydmetalio gabalas. 20 voltų ir visiškai nieko. Pradžiai tvarkomės lizdą. O, čia nepagailėta lydmetalio, čia nepagailėta išplėšti takų. Bijau, kad ten tarp sluoksnių kažkas nesitrumpintų. Galim pabandyti sutvarkyti šitą, ką čia. Tiesiog yra padauginta lydmetalio. Šitą prisilituosim čia, ne problema. Čia su laideliu. Visgi kompiuteris pakankamai galingas. Galios nemažai reikės. Greičiausiai lituosim iš šitos pusės. Čia tas kontaktas, kurį šiek tiek nusigremžiam ir prisilituosim čia pliusą. Geriau negu buvo.